Sveiki atvykę į rudenį. Liktai mes nustebome, kad jau ruduo. Nu, biški buvo, žinai, prieš muziką blemba, koks rudeniškas oras. Ir sako, jo, goda, nes ruduo. Nu jo, nes Kalendorinis, tikimės, kad dar gal palepins. bobų vasarą sulauksim ir jo palepins, gal ir šiaip Taip dar dabar visai saulė šviečia. Man kol šviečia saulė, iš tiesų man gali būti bet koks oras. Bet kai kelsim šitą video, nežinai, ar švies saulė. Mes manifestuojam. Tikėkimės. Tai va, tai ką, priparkuojam? Ar netaškiau? Nu, va ir nebe vienodas, kaip kas. Aiškiai, energijos daug šiandieną. Toks saldaininis. Ai, tai mes šiandien geriam Veuve de Vernai, nežinau, nealkoholinį prosecco, pardon my French, ne prosecco, būtojantį vyną. Tai va taip tai reikia tarti, pasirodo. Veuve du Vernai. Tai va. Tai va šitą va. Tai žodžiu šitą geriam. Toksai nežinau, ką Aš sakyčiau, nu nežinau, man aš saldainius mėgstu, bet man nėra toks saldus, kaip galvojau, kai tu pasakai, kad saldainis. Ne, Labai man toksai gaivus. turi vat, būtent tokio kažkokio nesaldumo, bet saldainio vaibo. Tiesiog tokio Jo, nesaldaus. karameliškas. Va, būtent aš irgi susimašiau, kad net ne šiaip saldainį, o tokio Bet geras. irisiuko. Man Šiaip irgi skanus, Ypač, man kada patinka. atšaldytas, tai Jo, toks. jo. Vasara. Bet jo, nu dar kol kas geriam, mes putojantį vis, man atrodo, žiemą pradėsim gal kokį raudoną, nealkoholį. Gadu tave Bet nealkoholis, gal mes Tai pirmą įveškit Karštą mane, bet gal vyną. galim ne nuo sausio pradėti, pavyzdžiui, gal yra alkoholinė pusė salda. Turbūt, manau, kad yra. Ta vyna Aš dabar galima. noriu pertrauką ir padariau, aš vis turiu jums staigmeną paruošus. Šiandien prieš atvažiuodama šiandien buvau į pardę, nes mano vidinis vaikas tiesiog žiūri norėjo šokolado. Ir nusprendžiau, kad galiu turėti ne šiaip šokoladą, o... Kaip, Tai dabar reikia išsirinkti, išsijausti. Aš jau mačiau, ir aš tiesiog gerai, aš mačiau ir buvo meilė iš pirmo Nu, tai žvilgsnio. aš jau. Čia su dinozaurais. Na, tu. Taip, aš ėmiau pirmą paprastus, bet tada pamačiau gyvūnėlius ir spėkit, kad nusprendžiau. Dabar irgi. SMR. ASMR, tarp kitko, aš googlinau, koks yra the most trendy arba searched į themed video, tipo YouTube, tai ASMR yra pirmoji video. Aš Jo, negalėjau kur ten, patikėti. tipo, Man pats taip populiariausias. nepatinka ASMR visokie, aš net Pats nejaučiu. populiariausias. Jo. Man irgi nepatinka, aš tik tokia, jeigu skrolinu. Tu lama gavai? Aš kuprantu karis. O ne. Baigiamot. Nevalgyk. Bet jo galva juda. Tai nice. Pas mane juodas. Nu, tipo, nėra labai mielas. Ne, nėra pati. Nice. Jau maniau, kad išraukiau gyvatę, bet čia visgi lizardas. Lizardas, bet super cute. Bet vis tiek man, matai, Super cute. traukite šalta kraujais gyvūnų šiemet. Palauk. Pamačiau papirėlį. Baigiamotas. Čia tavo mažasis Bet jo brolis labai dabar. fainai va juda, taip, tink. O ne, aš nesuprantu kaip. Jūs tą ką tu ten gavai? Aš gavau. Pantera. O džizlai jūs kaip pavyzdžiui. Nu. Tai va dabar galima bus, bet šis tikrai atrodo biškai toks. O tai jo. O pas tave lizardas? Nice, okay. Lizardas. Bet Driežas. šitas šokoladas visada for the win. Ta prasme, čia yra aukštosios matematikos užduotis. Jūs te, what the hell? Aš šiaip nemėgstu šokolado. Jeigu atsimenat prisistatymą mūsų apie draugystės video. Bet kinderis tai... Kinderis yra... Kinderis ne šokoladas. Nu, tik šokoladas, bet ne smagu. šokoladas. Tai ačiū Austėja. Tai prašau. Nuostabiai mes čia viskas, va, tos gyvūnėlius susidėlė. Mano Tik čia dabar visas stalas apšiukšė. Palaimai vis dar nesustatyta? Labai sudėtinga. Labai sunku. Nu, bet geriau, kol kalbamės, gali Jo. Godutę bandyti, nes Godutė yra mūsų matematikos ten ir Genius. tiksliųjų mokslų Boy atstovė. genius, girl Tai genius. čia toks labiau fiziką reikia pritaikyti, kaip čia sudėti tą panterą. Success! Wow! O, valio. O, tai va reikia para. Ačiū, Goda. Galėsi Nežinau, už ką užtraukti spalvą galustė. Kaip? Va. Mūsų labai thumbnail. cringe jaučiuosi. Čia taip thumbnail. darydama. Bet čia specialiai. Ik. Žodžiu, tai mes šiandien šnekėsimės apie rudenį ir pradžioj truputį pakalbėsim, kodėl mes nusprendėm šitą temą šnekėti ir paskui tokių gal praktinių patarimų, rekomendacijų duosim, ką galima nuveikti rudenį, kad nebūtų labai liūdna. Ir žiemą turbūt čia tinka, turbūt ir žiemą, ir pavasarį tamsiuoju periodu.
nes vasarą yra labai daug veiklų ir va Goda irgi prieš podcastą minėjo, kad net pavargo nuo tų veiklų, ne? Tai gal tu, Goda, gali net pratęsti, kaip tu jauteisi šią vasarą. Tai iš dalies gal čia, gal gausiu ne tik vasarą kalta, gal ir visas pavasaris, nes pavasarį tikrai buvo tas periodas, kai aš nelabai norėjau būti viena ir tikrai tada vat vis susiplanuodavau ir kiekvieną savaitgalį kažkur varyti, kažką veikti, su kažko būti. Tada jau atėjo man tikriausiai vat birželį kažkaip susiglėjo viskas. Buvo tinkama linkme paeita ir tada pajaučiau, kad aš jau noriu būti viena, bet jau buvau prisiplanavusi priekį. Ir arba spontaniškai atsirasdavo tie planeliai ir kažkaip norisi, aišku, norisi ir močiutės aplankyti visas, norisi ir su draugais pabūti ir tėtį vat norėsis aplankyti. Nu ir tiek visokių dalykėlių, kuriuos norisi spėti. Ir jaučiu, kad viskas, mano... Kaip juokavau, atrodavo, kad galiu kiekvieną dieną kažką planuotis gyvenime, lyg kiekvieną rytą atsikelčiau su 100% energijos baterija, su 100% socialinės energijos baterija, bet taip nėra ir iš tikrųjų reikia kažkaip atsiminti, kad taip nėra ir biški savo vis daugiau gal laisvų dienų irgi pasilikti gyvenime. Tai dėl to man tas rudenėlio atėjimas kažkoks toks yra... Kaip tas toks gaivus šaltukas, taip ir man atrodo gaiviai tas atėjimas ir širdį. Tai aš visai excited esu, excited vėl gulinėt su katinuku, su knygutėm rankose ir galbūt biški grįžti į tokią rutiną, pavyzdžiui, įtraukti į rutiną pajudėjimą, nes kuo prisidarai daugiau planų, tuo daugiau iš tikrųjų vat, kažkaip spėti tuos dalykus, kuriuos šiaip norėtum dėl savęs daryti. Tai jaučiu, kad ruduo bus dėl savęs. Nes iš tikrųjų, manau, kad daugelis žmonių ir tarp mūsų tarpe irgi daug kas, kad vasarą, kaip tu irgi minėjai, kad bandom, nepraleisti tos vasaros, ne? Viską padaryti, daug išnaudoti jo vasarą maksimaliai, nes geras oras, ne, saulė, ten ežerai, draugai, taip toliau, atostogos, kai kam ne, bet vis tiek daugelis pasiema atostogas, ne? Tai ant maksimumo išnaudoti tą vasarą, bet man atrodo, šiandien mes galėsim įrodyti, kad ir rudenį galima puikiausiai išnaudoti ir kad neperdegt vasarą, nes man atrodo, kaip Goda ir minėjau, kad jau net pavargo nuo tos vasaros, nes tiek daug visi ten irgi organizuojasi, planuojasi ir tu irgi stengiasi pakliūti spėti paskui tą traukinį vasaros, žodžiu, kad tik tais nepraleisti jos, nes jinai tokia trumpa ir taip toliau, bet man atrodo, nereikia užsiciklinti ant tos vasaros, kad galima tikrai rudenį būna gerų orų ir tą patį pavasarį, bet žodžiu, kad galima tikrai daug veiklų, daug ką nuveikti rudenį. Ir netgi tas gero oro, sakyčiau, interpretacija, žinai, o jėga, turėjom tokią vasarą, turėjom tokius karščius. Aš tokia pavargus, nes iš tikrųjų tas karštis, bent jau nežinau man, kai aš prie to gal neprastu, kai kondicionierių pas mus lietuviškuose namuose nėra, tai jis vargina, aš negalėdavau miegoti normaliai, nes naktim vis tiek karšta, langas nepadeda, arba lango neatsidarai, kad katinukas niekur neišeitų. Bet šitą vasarą dar nebuvo žiauriai karšta. Bet buvo gal porą savaičių. Visada būna bent porą savaičių kažkaip. Ir kažkaip jos netaip seniai gal baigėsi ir man vis dar toks... Tai jo, bet vienas yra ekstremumas karščiai, kitas yra, pavyzdžiui, ten nuvažiuoji prie jūros ir lyja visą laiką. Ir tai ne visada tą vasarą būna geriausi orai, kad kartais prie jūros ir rudenį galima nuvažiuoti, tada mažiau žmonių ir oras. Šiandien visai puikus oras. Jo, šiandien puikus oras. Juste, gal tu nori šiek tiek pratęsti irgi apie tą vasaros tokį, kad nepraleisti, ne, bėgimą paskui traukinį. Praeitais metais labai pasijautė, labai didelis FOMO ir šiaip, kad pas mus vasara tokia trumpa ir čia reikia viską suorganizuoti ir susigalvoti, ką veikti, ką daryti. Tai pas mane jau pavasarį buvo pusę savaitgalių užimtų, daugiau neturbūt, kur jau tą savaitgalį ten varai, darai su vienais draugais, su šeima, su kitais draugais. Ir aš tiek praeitais metais išsitaškiau, kur aš jau rugpjūčio gale, aš jau variau į paskutinį eventą, tai buvo, man rodos, Šaknys festivalis, kur aš jau prieš varant, nežinau, ar aš noriu, bet ką, jau bilietą turiu, visi draugai varo, tai reikia varyti. Ir tai reikia kartais paklausyti savo vidaus. Ir taip išsitaškiau, kad man ruduo buvo tiesiog košmaras ir tragedija ir aš rudens visada bijau, nes tamsus periodas, blogos nuotaikos, tamsios mintys, jo, ir tada tas toks, kur nėra saulės, nes man, tarkim, blogas oras gali būti, bet jeigu saulė, tai iškart geriau. Ta visa pilkuma, man toks būna, atrodo, lyg tave slėgtų į apačią, tokia biški klaustrofobija, kur tu nematai dangaus,
tu matai tiesiog užtrauktą pilkumą, lyg tave kas nors būtų įkalinęs į kažkokią dėžutę įdėjęs. Tai visada va tokia baimė prieš rudenį būdavo. Ir dar kai išsitaškai vasarą ir nebeturi jokių resursų išgyventi tą rudenį, tai dar blogiau. Tai šią vasarą irgi buvo taip, kad aš vidury pavasario jau turėjau pusę vasaros savaitgalių suplanavus, bet vis ateinant tiem savaitgaliam aš būdavau, pala. Ar man dabar reikia pailsėt, ar aš galiu varyt, ar ne? Tai nenoriu sakyti, kad labai daug, bet kokių 3 ar 4 eventų šią vasarą visai atsisakiau ir nevariau, kad ir su draugais, kad ir labai norėjau, kur net man mama sakė, ten vieną festivalį, mama sako, Juste, bet tu visus metus šnekėjai, Juste, tai varyk. Ir aš tokia, bet negaliu, nes aš žinau, kad man paskui psichologiškai bus blogai. Tai reikia kartais, kad ir kaip sunku, kad ir kaip to koks didelis FOMO būtų, reikia stengtis įsiklausyti į save ir daryti taip, kaip tau geriau. Ir, ką mes sakėm, čia prieš podcastą šnekant, kad jeigu ir visi draugai išvaro kažkur, tai tau nelik namie ir negulėt lovų ir neliūdėt, o kažką susigalvot. Aš paimdavau, paskolindavau kambarioko dviratį, važinėjau su dviračiu, variau pasimaudyti upę, skaičiau knygų, klausiau podcastų, gaminau vieną, namuose vieną likusi šokau ten, pasileidau savo muziką ir ten filmų žiūrėjau. Tai vat, susiplanuot kažką tai, kas tau smagu ir kad tu biški pailsėtum ir įgautum, nežinau, įgytum jėgų truputėlį. Tai tas nevarimas tai nereiškia gulėjimas lovoje, žinai, vat, kaip tu sakai. Ir kad nebaus savęs, kad tu nevarai, tai vat, viskas, aš dabar bėgsiu ar kažkaip. Bet jeigu nori sulidėti ir gulėti, tai super. Nu jo, bet geriausiai, vat, būtent, kaip jūs sakė, labai puikiai tu čia išsprendai šitą visą dalyką, ne, tu ir savo laiko skiri, bet tu tuo pačiu tu negulėjai, žinai, nekaltinai, gal reikėjo varyti. Žinai, tos tipo abejonės, žinai, tokios, kad, o gal reikėjo varyti, o gal... jaučiu ten gerai leidžia laiką. Nu, ne, pradėko, ką ten veikia įdomu dabar. Braužimas. Jo, kažkoks tai tam, kad nebūtų tų minčių, kad kuo mažiau ateitų, tai kažkaip tai reikia save užimti, ne? Tai kažką kito veikti, kas tau fainai, kas tau smagu. Ir aš dar labai greitai noriu tau sakyti, FOMO, čia tu dažnai sakai, gal kas nors nesupranta, kad FOMO tai yra fear of missing out, angliškai tai yra baimė kažką praleisti, ne? Baimė kažką praleisti, man atrodo, daugelis turi. Aš irgi dažnai turiu tą baimę kažką tais faino praleisti. Bet man atrodo, kad tikrai reikia kažkaip tais bandyti, suvaldyti ir kad į save įsiklausyti. Nes visur visada nesudalyvausi. Taip. Neįmanoma taip, tu nepersiplėši savęs, kažką tau visada reikės paaukot, kad dėl kažko. Tai geriausia dėl savęs, dėl to, kad tu geriau jaustumėsi, aukoti kažkokius dalykus, kur, taip smagu, bet tai nebūtina, nežinau, kažką kito gali sugalvoti. Tai dar kartu ir paminėsim, kad ir šiaip tas rudenėlis toksai ne tik vasaros užbaigimą, tų viso smagių savaitgalio ar darbo dienų praleidimo aktyvaus laiko užbaigimas yra, bet kartu ir naujų pradžių, naujų etapų. Bet ir mums visoms 4 realiai tai bus kažkoks naujas etapas. Šios dvi, pavyzdžiui, aš išeinu iš darbo ir mes išeinam iš darbo, kas turi planą, kas nelabai turi plano ir taip į nežinę tokią, bet dideli etapai, kas kitokių turi naujų etapų. Tai žiūrėkit podcastą, nes mes iš jūsų peržiūrų gyvensim dabar. Bedarbės, nejokauju. Kažką sugalvosim. Tai tai tie nauji etapai kartais net ir netokie super dideli, kaip pavyzdžiui, Godutė nemeta darbo, nepersikrausto į kitą šalį, nepradeda kažko naujo mokytis panašiai, bet vis tiek irgi kitoks ruduo šitas tau. Kitoks, taip, vis tiek bus nauja patirtis, niekada negyvenau rudens single, taip. Ta prasme, buvo pradžioj gyvenimo kadaise, žinai, bet nesiskaitau metus gyvenimas. Taip. Tai va, ir tikrai kažkaip gal su nauja... Ir aš irgi mokintis pradėjau, tik tai, kad online papildomai kurselis. Tai su naujom tam patirtim gali kilti ir savi nauji iššūkiai, visokios mintis, kaip jūs tai jau truputėlį buvo užsiminus, kaip baimės, visokios tamsios mintis, tada tas oras bjaurėjantis ir atrodo, tu gali vieną dieną atsikelt ir iš vis nenorėti atsikelt. Ir galvoti, kad, o Dieve, koks neteisingas pasaulis. Blemba, aš sakau, ir man atrodo, aš tikrai bus tokių dritų, kai aš atsikelius ir šitaip jau sakysiu, durnas oras, čia ta Lietuva užkniso mane, aš nebenoriu čia būti ir panašiai.
ir tada reikia sustoti. Bet viskas Reikia gerai, neleisti galima vieną, jo, vieną jo. dieną galima ten vat, papykti ant oro, Paburbėti. paburbėti, bet neleisti toms mintims tave Užvaldyti. užvaldyti ir įsukti į tą vat, tokį uraganą blogų minčių. Spūkiai. Bet kad gal jeigu galiu pratęsti, tai kad jo, iš tikrųjų tas vat, visas tamsesnis periodas, ruduo, tie nauji etapai, baimės, taip toliau, kaip Austėja jau minėjo, įtraukia ir labai lengvai mes galim atsidurti aukos pozicijoje. Tai yra, kad galvoti, kad, tai va, nieks manęs jau niekur nebekviečia, čia tik tai mokslai, čia tik tai darbas, nėra ką veikti, oras vis tiek blogas, ką daugiau veikti, ne, va toksai kažkoks tai, toksai, kaip ir kaltinimas aplinkos, kad čia ne mano kaltė, ne, tai ne mano kaltė, kad čia dabar ruduo ir oras blogas. Ir toksai, va tas pyktis vidinis bus, ar ne, tavyje visą laiką, bet tai va čia būtent ir bus ta aukos tokia šiek tiek pozicija, tai kažkaip tai gal neleisti savo, pajausti, ne, va jūs tu man atrodo irgi sakei, kad pradėjai jausti, niekada negalvodavau, aš irgi kažkaip niekas mes iš mūsų negalvojom, tai ne, aš nesijaučiau, bet pasąmoningai mes įvarom save į tą aukos poziciją kartais, tai vat pajusti kažkaip tai, kai jau mes pradedam tokie jaustis, kad, tai vis tiek čia nieko gero, nėra ką veikti ir taip toliau, šitą pajusti ir sakyti, palauk, o ką aš galėčiau padaryti, kad šitaip kažkaip nesijausti blogai. Jo, galbūt aš galiu pasikviesti draugus, organizuoti kažkokį žaidimų vakarą, ne? Galbūt aš galiu suorganizuoti kažkokius žygius, galiu suorganizuoti ten vakarienės, taip toliau. Ką tu gali padaryti, kad tu išliptum iš to liūno, ne? Kažkokio tais liūdesio, ne? Prablaškyti save. Ir jo, kad ir tau smagiau būtų, bet kad galėtum ne vienas tai išgyventi, bet pasikviesti ir draugus, aišku, jeigu turi. Ir gal tu kažką kartu ištrauki, tu sugalvodamas savo veiklą, kaip praleisti tą tamsų, niūrų, nežinau, vėlyvą rudens vakarą, tu tuo pačiu ištrauksi vieną iš tų draugų, kuris svarsto, kad, lievai čia. Jo. Taip, aš tą patį pagalvoju irgi antrinu. Kitus, ar ne, irgi pasimsi su savimi tą šviesą kažkokią tais. Nes aš tai visada prisimenu, man labai padeda, kai būna, pavyzdžiui, tamsuma čia Lietuvoje, ne, ir kažkur tai skrendi. Ir taip debesis ir tu pakyli virš debesų ir ten yra saulė. Atrodo, labai banaliai skamba, bet aš kai matau tos debesis, galvoju, bet už tų debesų vis tiek yra saulė. Ne? Už tų debesų vis tiek yra saulė, vis tiek ten šviečia saulė. Nesvarbu, jie dabar užstoja, bet vis tiek jinai ten yra. Aš žinau, kad jinai ten yra, ne? Tai bet irgi tą tokį žinoti, kad ir kaip gali atrodyti liūdna, ar ne, pavyzdžiui, kažkokios tai liūdnos mintis ir taip toliau, tai visada prisiminkit, kad saulė vis tiek ten šviečia kažkur tais už tų debesų. Reikia tik tai juos pabandyti kažkaip tai pačiam prasklaidyti, nes niekas, už jūs to nepadarys. Jo. Kartais mes laukiam, kol mus kažkas išgelbės, ne, kol mums padės. Tai dabar aš sėdėsiu savo liūdnom mintim ir lauksiu, kol kažkas mane kažkur pakvies. Pastebės ir man padės. Taip, laukiam tiesiog, sakau, tai va čia ir vadinasi aukos pozicija, kai laukiam, kol mus kažkas tai išgelbės. Bet reikia pačiam imtis tų dalykų ir sakau, tik tu vienas gali, kaip čia pasakyti, žinot geriausiai, kas tau gali padėti ir va išlipti kažkaip iš tų negatyvių minčių ir man atrodo, tada tas ruduo, žiema, praeis. Mes pasakysim, kaip praeis, kaip mums seksis. Pamatysit podcast'o eigoje. Pakius mūsų, žinai, apsiverkusios pradės. Sausio 25. Tokie lovos. Jo, su treningais, su čipsų pakeliais, podcastas ir mikrofoniukai tokie, žinai, Austė vietoj kinderį mums po čipsų pakelį. Bet ir tai kartais, žinai, gerai yra. Kažką labai norėjau pasakyti. Kad į kraštutinumus tik tais nenuėjai. Jo, kaip ir visur šnekam tą patį. Ir atsiminsiu tavo blogom nuotaikom, kad viskas praeina. Kad ir kaip, irgi yra banalu ir nesąmonė, bet viskas praeina. Tiek pat vasara ateina ir praeina, taip pat ir ruduo, ir tamsus periodas ateis ir praeis. Ir mes gyvenam tokioj šaly, kur
Nu jau man, aš savo čia sakau, kad jūs tai jau metas susitaikyti. Kad, nu taip, tai jau yra vasara, yra ruduo, yra žiema, yra pavasaris. Ir tau reikia Bet tame susitaikyti, galima kad... išvelgti labai gerų dalykų. Taip, kad, iš tiesų tai aš visai jau laukiu, nes keisis medžių lapai ir bus labai smagu pasivaikščiot, kas man labai padeda ir, vat, kaip tu sakei, organizuoti žygius galima pasikviesti draugą, vieną kitą nueit pasivaikščiot, iškart smagiau. Jo, nes nėra tos monotonijos, man atrodo, kai yra metų laikai, nėra tos monotonijos, kad tu, tipo, visais metų laikais dėvi tos pačius rūbus, nes tau nereikia visai kitų. Tu, pasikeiti biški ir batai ir kitokie ir taip toliau, ir jau iš basučių šokį į aulinukus, iš suknelių šokį į kelnes, ten, ne? Tai, žodžiu, tai tikrai yra toks kažkoks pokytis ir kartais sakau, mes bijom tų pokyčių, bet tai čia irgi tik požiūrio reikalas yra, kad ir irgi gal banaliai skambėtų. Tai ar ne, jeigu negali pakeisti situacijos, tai reikia kažkaip tai pakeisti tą požiūrį. Bet aš iš šito noriu papildyti, kad man visada būdavo, tai paskutinius beveik 10 metų aš labai bijodavau rudens, nes man, viskas griūna pasaulis, aš blogai jaučiuos, blogos mintis labai stipriai kimba. Ir va dėl to aš šią vasarą taip save saugojau ir tai bandžiau neišsitaškyti tam, kad pasiruošti tam rudeniui. Biški, nežinau, sumažint didelių susibūrimų, truputėlį anksčiau pradėti eit miegot, kad ir kokia nesąmonė būtų, kad ir kaip aš pykstu ant tokių paprastų dalykų, kaip ėjimas anksti miegot, režimas ir ėjimas tipo į lauką pasivaikščioti, bet tai veikia. Kad ir kaip užknisa, bet tokie paprasti dalykai veikia. Tai vat aš bildinu šituos, bandau padaryti, kad į mano rutiną įeitų tokie paprasti dalykai, kad išgyvent rudenį, nes nauji etapai. Ir reikia pasiruošti, reikia jau, nežinau, surimtėti truputėlį, bet man gal šitas visai patinka, kad pas mus vasarą labai žmonės atsipalaiduoja ir labai smagu, ir tada ateina ruduo ir tada visi taip biškį susiema. Tiek darbe labai, man rodos, jaučiasi, tiek kas mokosi su mokslais, kad visai smagu turėti tokius 3 mėnesius truputėlį laisvės. Aš šiais metais pirmą kartą, gal, mes šiandien šnekėjom prieš podcast ir dabar apie tą rudenį, kad Godutė laukia visai rudens, kad sulėtės tempas ir aš kažkur Instagrame užmačiau gal, kad ar kažkas iš vasaros namų persikraustė į miestą ir ar kažkas tiesiog grįžo, žodžiu, ir sako, blemba, aš jau visai pasiilgau to tokio ramaus buvimo, ir aš pagalvojau, kokio čia dar ramaus buvimo, čia ta mieste, kada čia ramu būna, čia, žinai, nesąmonė, nešnekėk vos, ne ką tu čia nusišneki, vasarą prie jūros buvus, čia, žinai. Ir tada, aš tokia, bet pala. Iš tikrųjų, daug rimtai ramiau bus, taigi nereiks čia visur lėkti, žinai, nereiks ten visko pamatyti vienu metu, žinai, ir tada, tikrai tiesiog galėsi kimarint ir neknis tau protą, žinai, nes toks nereik, žinai. Tai tai visai fainai, tikrai šiais metais kažkaip kitaip aš tą rudenį stengiuosi priimti, nes šiaip aš visą laiką team haterio. Kai medžiai gražus, super spooky season, 10 out of 10, bet visą tai kaip praeina ir tiesiog labai nesmagu būna ir kaip jūs tai antrinu irgi, kad ruduo man ypatingai šiais metais baisus yra, nes kai aš išeinu iš darbo naujo ir dabar, jūs žinot, kad išvyksiu gražaus rudens metu, aš išvykstu į kelionę ir grįšiu ant lapkričio to, kur jau viskas nebėra pas mus gražių medžių, jau viskas cepelininis dangus, jau pliurzos ir visa kita ir tada aš tiesiog neturėsiu realiai tokį, čia mano didžiausias baimintojas iš vidinės šneka, kad neturėsi ką veikti, tai čia viskas depresijos visokios taip toliau, bet stengiu save raminti, kad ne, viskas bus gerai, jo, draugystės visokios ir taip toliau. Tai žodžiu, tai viskas fainai bus ir tiesiog neleisti savęs išsigazdinti anksčiau laiko ir stengtis, kai jau tai vyks, stengtis, kaip mes visos ir sakėm dabar čia intro mūsų, praskaidrinti tą nuotaiką ir neįkristi tą aukos tokio savęs gailėjimo poziciją, kad čia viskas blogai, nieko gero nėra. Nenusiteikti iš anksto. Jo, neišsigazdinti iš anksto. Arba stengtis nusiteikti gerai. Jo. Nenusiteik blogai iš anksto, taip gal geriau pasakyti. Tai gal pereinam prie tos kitos mūsų podcast'o dalies šiandieninės
kad rekomenduokit, rašykit, subscribinkit. Juokauju, bet ir ne. Ir norim pasidalinti savo idėjomis, kas vat, mums fainai atrodo, kaip mes pačios planuojame iškesti tą tamsų niūrų laikotarpį, neužsileisti tų minčių ir liūdesio ir nieko neveikimo, ką mes sugalvojom kiekviena ir visos kartu. Idėjų, ką veikti. Tai gal aš pradėsiu, nes mano idėjos yra tokios labiau tinkančios jau dar kol yra visai neblogas oras geras. Tai toks rugsėjais, spalis, jeigu lapkritį geras oras, irgi prašom, kodėlgi ne. Žinot, kaip sako, kartais nėra blogo oro, yra tik tai bloga apranga. Tai žodžiu, tai įrašti. Tai mano viena iš idėjų ir mano atradimas tai yra tiesiog ekskursijos visokios, ar ne? Tai vienas iš dalykų, arba žygiai, kitaip irgi galima pasakyti. Tai mes, pavyzdžiui, irgi su ten šeimos draugais prieš ten keletą metų, vat irgi spalio būtent mėnesį, susiorganizavom savaitgalį kelionę į Telšius. Taip reikia tarti Telšius. Bet kelionį į Telšius mes dar sustojom Naisiuose, aplankėm, tada Kuršėnuose, Viniotinį tą pasiėmėm, Kuršėnų Viniotinį. Jau vakare atvažiavom į Telšius, valgėm tą Viniotinį, hangautinom, buvom žodžiu kartu ir buvo labai smagu. Ir tada kitą dieną mes turėjome ekskursiją po Telšius, žemaitiškai, su nuostabiu gidu. Rekomendacija pati didžiausia, jo vardas yra Andrius Dacius, užsirašęs. Andridų užrašyta ten pas mus. Tai va, tai Andrius Dacius, nežinau, ar jis dar vis veda ekskursijas, bet manau, kad įsivedę į Google gali tikrai rasti jo kontaktus. Nuostabi buvo ekskursija, taip įdomu sužinoti apie to vat krašto istoriją, apie tą visą miestą ir tada ėjom valgyti tradicinių žemaitiškų patiekalų, irgi tokia kaip edukacija, ir kur atrodavo man vaikystėj tos ekskursijos, kur važiuodam su mokykla, ne? Aš vat irgi dabar prisiminiau, su mokykla važiuodam, tai būdavo geriausias autobuse laikas, ne? Ir tos ekskursijos tai būdavo 100 metų mums, ir ten edukacijos irgi 100 metų, Danelės, aš dabar galvoju, bet dabar man suaugusiai, man taip įdomu, vat visokios edukacijos, kokios edukacijos, ekskursijos, vat kur pasakoja apie kažkokį miestą, taip įdomu, žodžiu. Tai va, tai... Bet not gonna lie ir karšti sumuštekai jau tikrai irgi vis dar įdomu. Gerai, dar visai jo, neblogas dalykas. Tai va, tai dabar neautikėjo mašiną, galima valgyti karšti sumuštekai. Ir toks jau ne klasioko valgai, kur mama padarė, o savo valgai padaryti. Nes klasioko visada skanesnį būdavo. Visada tokie fancy labiau, žinai. Tai va, tai jo, tai viena iš tokių, pavyzdžiui, ar ne, idėjų. Paskui kitais metais, gal atvirkščiai čia, sakau, žodžiu. Irgi spalio mėnesį mes važiavom į Karklę, apsistojom irgi Karklėj ir kitą dieną ėjom į žygį iki Palangos, ne? Vėl nuėjom iki Palangos, ten pavalgėm ir grįžom tada atgal. Galima ir pėsčiom grįžti, bet mes, kadangi turėjom savo kompaniją vaikų, jie jau buvo šiek tiek pavargę, tai grįžom su taksi. Bet žodžiu, tikrai va tokias va kažkokias išvykas susiorganizuoti, savaitgalio ar ne, į kažkokius miestus. Sakau, dar buvo mums idėja, bet neišpildėm dar kol kas, bet čia ateityje eiti irgi žygį nuo Nidos iki Nidos, tai yra nuo Lietuvos Nidos iki Latvijos Nidos. Tai ten, va, pavyzdžiui, paeini nuo Nidos iki Juodkrantės, tarkim, jeigu esat stiprus žygeiviai. Ten pernakvoji, tada vėl nuo Juodkrantės ten iki kažkur tai dar, žodžiu, su tokiam stotelėm per kelias dienas, ar ne, nueiti. Lygiai taip pat mano ten irgi giminaičiai darosi žygius nuo Smiltynės iki Nidos, ar ne, palieka mašiną Smiltynėj arba Klaipėdoj ir irgi eina ten, tarkim, iki Juodkrantės, pernakvoja ir kitą dieną jau Nida grįžta ir autobusu grįžta iki savo mašinos, ar ne, automobilio. Tai va tokių žygius galit pilną susigalvoti, net ir nebūtinai reikia važiuoti prie jūros. Galit sugalvoti eiti nuo Vilniaus iki Trakų, tarkim, vieną dieną Trakuose ten pernakvoti arba grįžti su traukiniu atgal į Vilnių. Ta prasme, tiesiog va tokius pasiplanuoti, bet kažkokį galbūt turėti tikslą, ne? Kad Trakuose ten nueiti pavalgyti kažkur tai. Kažkokį, va, kad būtų motyvacijos gal tos daugiau. Ar va tą pačią pasiieškoti ekskursiją, kokią nors sakyti, kažkokį miestą pažinti, ar pačią edukaciją kažkokią nuvažiuoti, sakau, nes mums gal likęs yra va tas, nuo vaikystės kažkoks, tai čia neįdomu tos edukacijos, sakau, kai tu esi suaugęs žmogus, tikrai įdomu. Jo, įdomu, žinot, nuo jų dalykų. Bet aš gal papildyt noriu, ne tik tu eit, turi iki Trakų, tu lygiai
lygiai taip pat gali sėsti mašiną, nuvažiuoti iki Trakų, Arba į traukinį. arba į traukinį ir tiesiog pasivaikščioti, kad ir 5 minutės ten aplink vieną pastatą apeik ir jau smagu gali būti. Dar visai faina, jeigu sunku susigalvoti pačiam maršrutus, vat, kur nueiti, tai yra nutrinamos kortelės, pavyzdžiui, ten yra jau sudėlioti Nutrink.lt, man atrodo. Jo, ten yra įvairūs po visą Lietuvą maršrutai, parašyta, kiek ten ilgis, kiek tų objektų aplankyti gali ir žiauri faina, nes tai yra toksai tipo smalsumo poreikis, kur tu tiesiog nutrini kaip loterijos bilietėlį, žinai, ir tu gauni ten nuorodą, kur tu nepamatėjai jos anksčiau, tik tais iki tol, kol nutrini. Tai va, tai visai smagu. Tada dar apšnekėjom ir prieisiu irgi apie neakivaizdinio Vilniaus. Taip, yra irgi tokia programėlė. Labai faina. Ir ten yra pačio Vilniaus miesto, kaip vat Justė kažkuriam podcast'e sakė, būk savo mieste turistų. Tai iš tikrųjų ta programėlė labai, jo šūkis galėtų toksai būti. Ir nuostabi programėlė, tikrai vaikštau ir mes su Migle vaikščiom ir Migle atskirai ir vaikščiau ir aš atskirai vat vaikščiom ir mes net ir su to pačiu vyru tiesiog mėgstam, nuvarom šiandien, nežinau, į kažkokį rajoną pasivaikščiot. Ir nebūtina ten praeiti iš karto viso atstumo ar ten visus pliusiukus užsidėti, tu gali pratęsti, gali praleisti kažką, jeigu nori, gali sustoti pavalgyti. Sustoti ir paskui grįžti ten į tą patį punktą, pratęsti. Dėl to, kad aš noriu irgi, kas nežino tos programėlės, truputį papasakoti, kad yra ir rajonų maršrutai, tai aš tiek daug irgi sužinojau apie kur atrodo, kas gali būti įdomus Pašilaičiuose, kas gali būti įdomus ar Fabijoniškėse. Taip įdomu, ten tokių užsleptų dalykų yra, kažkokios skulptūros, arba ten namas, kuris turi kažkokią ten labai įdomią istoriją, kur ten yra pirmasis Lietuvoje prekybos centras, ten buvo, ne, tarkim, Pašilai. Nu, tiesiog įdomu labai sužinoti tą istoriją, tai vat būtent yra rajonų maršrutai, bet aš dar irgi, kadangi man labai patinka šiaip vat istorija, tai aš dar labai myliu ir istorinius maršrutus, tai dažniausiai, aišku, vyksta Vilniaus senamiestyje, kažkur tais, tai jie tokie irgi būna ten 16 amžiaus Vilnius, 17 amžiaus Vilnius ir tu eini, sustoji prie kažkokio punkto ir tu šitai vos ne viso 17 amžiaus tokia, ar ne, suglausta istorija. Kokia programėlė? Neakivaizdinis Vilnius. Net ir aš googlinsiu. Tai prasme, ten mes Antakalnį vaikščiojom, ten, kur tu važiuoji pro tą pačią gatvę, pro tą patį objektą, tipo, daug kartų, nu, kiekvieną dieną praktiškai nematai tų pastatų, arba tu nežinai, kas ten statulų visokių, ten istorijų, nu, karočiai, žiauriai smagu. Namas, kažkoks namas atrodo, bet tu prieini ir tu tą istoriją paskaitai, kad ten gyveno kažkokia vienuolė, kuri ten visam pasaulyje garsiai yra, nu, ta prasme, tokių dalykų ir sakau, man tie istoriniai maršrutai irgi, aš ten jau kažkada žydų knygnešių keliais, kur ten kaip žydai irgi kaip knygnešiai buvo, nes jų irgi knygas atiminėdavo ir degindavo ir jie iš ten savo geto ar ne, bandydavo jas išgabenti kažkur į saugią vietą ir taip toliau. Nu, žodžiu, nuostabus, tikrai labai įdomu, jeigu jūs domina, vat, istorija, visokie įdomus faktai, nežinau. Ir apskritai, vat, kaip ir sakė, Vilnius, tikriau, net ne Lietuva, čia labiau Vilnius, apie savo miestą atrodo, aš tiek daug nežinau. Aš esu visiška Vilnietė. Mano tėvai yra visiškai Vilniečiai, ne? Nu, mano seneliai ten gimė kitur, bet jie vis tiek irgi Vilniui nuo ten studijavimo laikų, tai toksai, kur praktiškai 100% Vilnietė, ar ne? Ir 26 metus ir aš savo miestą nepažįstu, pasirodo. Ir dar labai rekomenduoju, visai neseniai buvau, greitai irgi, jeigu jūs, tarkim, norit galbūt paįvairinti, arba, tarkim, nenorit su programėlė, o norit, kad žmogus būtų gidas jūsų, tai irgi labai rekomenduoju Idėjų karalystę su gide Rūta. Dabar, vat, aš irgi buvau neseniai, buvo ekskursija apie įžymes Vilniaus moteris. Tai buvo apie ten ir Boną Sforcą, aišku, ir apie Žemaitę, ir apie Feliciją Bortkevičienę, nežinau, žinot, kas yra Felicija Bortkevičienė. Tai yra pirmoji moteris kartu su Bitė Bitė, kaip ten jos vardas, kurios kandidatavo į prezidento rinkimus ir jos buvo pirmosios 2 moteris Europoje apskritai, kurios kandidatavo. Ir Felicijai mes turim būti dėkingos, kad moteris turi balsavimo teisę. Nes irgi Felicija buvo labai aktyvi moteris, kuri leido net ten laikraštį Žibutę, tokį priedą prie laikraščio ir jinai ten vat, moterų politiniais reikalais, žodžiu, domėjosi ir sakė, vat irgi, kovo 8 yra moters diena, ar ne? Bet Lietuvoje irgi dar būtų neblogai švęsti lapkričio 2, kas vat jau visai tu neužilgo bus, ar ne?
Nes lapkričio 2 1918 metais moteris gavo balsavimo teisę net anksčiau negu Amerikoje. Ir kažkur tai kitur, ir kitose Europos šalyse moteris gavo vėliau teisę balsuoti. Tai va tokių dalykų, apie Boną Sforzą ten tiek sužinojau dalykų įdomu, o dieve, nu ta prasme, čia labai įdomu. Nesiplėsim taip. tikrai, bet tiesiog sakau, labai rekomenduoju ir dabar rudenį žinau, kad jinai irgi dar darys ekskursijas, jinai daro ir privačias ekskursijas. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite didelę draugų kompaniją, jūs galite ten surinkti 10-15 žmonių ir jai parašyti, mes norim sužinoti daugiau apie Vilniaus getą. Tai tikrai labai įdomu, nekainuoja karvės, kainuoja ten 14 eurų, ar ne? Tai jeigu, nes neakvizinio Vilniaus programėlė yra nemokama, kas irgi labai smagu, bet jeigu jūs, pavyzdžiui, ar neturite išmanaus telefono, ar, kas dažniausiai jau daug kas turi, mano senelis neturi tik tais vienas, bet tiesiog, ar nepatinka galbūt jums į telefoną vaikštant žiūrėti, ar ne, tas ekskursijas, tai galit irgi būtent su gidu eiti į ekskursijas, pasidomėti, tikrai vyksta tos ekskursijos su žmogum gidu. Bet būna ir nemokamų, man atrodo, apskritai Vilniaus mieste. Tai žodžiu, leiskite internetus, pagooglinките ekskursijos Vilniui, nes tikrai yra ir apie kapines ten visokias, ir šiaip apie spūkį istorijos, bažnyčių požemius, ten visur gyvedžioja, tai tikrai fainai. Žodžiu, judam toliau prie kitų temų. Aš dar labai greitai noriu pasisakyti, manau, kad ir mes turime ekskursijų, kažkokių rekomendacijų, tai nėra kažkas iškirpsim mano šitą monologą. Ne, labai geras monologas, bet manau, tas požiūrio keitimas, kad man irgi atrodavo, kad, tai vasarą savaitgaliais kažkur gali varyti, bet jeigu jau yra žiema, tai, tu nevažiuosi ten į kitą miestą, tu nevažiuosi dar kažkur. Tai va, bet tikrai yra tos dienos ekskursijos, kurias galit pasidaryti. Aš, pavyzdžiui, pati Anykščių lajų tokia vis dar nebuvo ir man gėda jau. Taigi va. Bet irgi turiu rekomendaciją dėl to, kad mūsų nuostabi draugė Kotryna šiemet savo minėdama gimtadienį mūsų draugus pasikvietė ir buvau ištraukus telefoną, kad pasiguglinti, tai vadinasi Peršilų kopas gidas ir nuostabus gidas, kuris mus vežiojasi būtent toj Šilų Dzūkijoj, papasakojo, kaip ten irgi yra kopos iš tikrųjų, panašiai kaip pajūryje ir visa kita. Labai įdomu, smagu ir pasivaikščioti ir labai skanų maistą Šilo kopos merkinės organizuoja, tai aš vien dėl to maisto važiuočiau vėl. Tai va, tai irgi tiesiog paminiu, nes labai patiko ir jeigu į merkinės pusę norėsit, tai kreipkite. Tai va, tai iš tikrųjų, aš ką noriu pasakyti, tai kad, nebijokit imtis organizuoti dalykų, nebijokit imtis planuoti, nes dažnai, pavyzdžiui, jeigu, imamės organizuoti kažką, pasiūlom ir, tarkim, negali žmonės atvažiuoti, ne? Aš irgi dabar pakviečiu ekskursiją tą moterį ir niekas iš draugų ar negalėjo, ar nenorėjo, ar ne, vieni galbūt nenorėjo, kiti galbūt negalėjo. Tai nereiškia, kad aš jūsų daugiau nebekviesiu, ne? Aš vis tiek stengsiuosi, jeigu jums neįdomu bus ten tos ekskursijos, galbūt aš susirasiu kažką kito, gal kažkaip sesę pasikviečiu, ar ne, jai buvo labai įdomu. Bet tiesiog nenuleisti rankų, jeigu vieną kartą ar ten porą kartų, tarkim, kažkas negali sudalyvauti jūsų veikloje, ar nepasirašo, ar ne, tai nereiškia, kad jie nenori, galbūt jie tikrai buvo užsiėmę ir taip toliau, tai tiesiog, nes dažnai mes pasiūlom, kažkas negali, tai ir gerai, reiškia, jiems neįdomu, aš neįdomus esu iš viso, aš jiems ten nepatinku. Čia vėl grįžti prie aukos. Jo, tas aukos ir toksai kažkoks tai vidinis kritikas, ar ne, kad tai jiems čia neįdomu. Nenuleiskit rankų, organizuokit, nebijokit imtis tos iniciatyvos veiklos. Ir kartais nebijokit vieni išeiti. Taip, pavyzdžiui, nueiti į ekskursiją ir susipažinti su kažkokiais. Į parodas, daug muziejų yra Vilniuje, irgi kam įdomu, galit pasižiūrėti ir contemporary art, modernaus meno ir ne tik, ir visokių fainų, mielų dalykėlių galima atrasti tikrai, tai nebūtinai ir, žodžiu, čia kaip nauja idėja, dar viena. Taip, prie muziejų, kad prisiminkit, kad paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį muziejai yra nemokami. Nežinau kaip kitose miestuose. Tai net jeigu ir, neturi tiek daug pinigų ar kažką, tai galima nemokamai. Aišku, bus daugiau žmonių, gal reiktų anksčiau nuvažiuoti, bet galima pasidomėti ir taip. Visada yra išeitis. Visada yra išeitis. Kažkai problemai. Tai žinokit, paskutinis mėnesio sekmadienis. Taip, o čia dar Miglė jau trumpai užsiminus buvo, kad nenuleiskit rankų, jeigu ten vienus draugus pakvietėt, bet
nesutiko, tai galit kitus draugus kviesti, tai va čia aš noriu prieiti prie godutės ir protmušių, kad protmušiai irgi yra fainas dalykas, pavyzdžiui, mums visoms, ne visoms nesvarbu, bet daugiau mažiau patinka vis tiek protmušiai. Gal žiūrit auksinį protą ir galvojat, aš tai būčiau atsakęs, pabandykit nueit, arba į auksinio proto, jeigu vis dar vyksta, man atrodo, į protmušius, arba trečiadieniais, pavyzdžiui, irgi per visą Lietuvą, ko nežino Kazys, protų lyga, ir tai vat ir mes kažkaip su draugais tikrai nuo pat 12 klasės vaikščiojom į protmušius. Man atrodo, kad jau vairuodavo žmonės, tai reiškia bus 12. Nors gal 11. Nu, žodžiu, jau nuo senai. Bet jo, tikrai vaikščiojom ilgai ir aišku, tie etapai, kada kas gali, kada kas negali, bet kažkaip rinkdavomės daug. Pastaruoju metu kažkaip praeitais metais sunkiai sekdavosi, mes su Migle buvom toks pagrindas, o šiaip tai, sakau, dažniausiai būdavo, kad kaip ir atsiranda pora žmonių, bet tada trečiadienį žiūrėk per pietus visi tokie... Tai visgi negalės. Jo, tai labai daug kažkaip tų kartų atsirado, tai dabar jau bet ir bendradarbiai, pavyzdžiui, mano šiemet planuoja rinktis, tai labai smagu. Bet vis tiek, aš esu ir viena nuėjus, ir žinokit, nenumiršti, ir dar net ne paskutiniai vietai buvau. Tai aš, kai nieks jūs negalėjot, aš buvau ir su sesė nuvarėm, irgi žiauriai smagu buvo, tai tiesiog... Nebijoti kažkaip vis kažkokiu kitu. Aš irgi, pavyzdžiui, kažkada esu buvus, irgi kai tik tai vienintelė galėjau, galvoju, bet aš dar turiu kitų draugų, kurie net nėra mūsų draugų kompanija, kur kaip ir ta mūsų komanda yra užregistruota, kad mūsų draugų kompanija žaisti, bet, tai jeigu niekas iš mano draugų kompanijos negali, tai aš iš kitos draugų kompanijos pasimsiu, kažkokius savo draugus. Tai vat irgi, mama kažkada buvau pasiemus, irgi ten sesę, tai tiesiog, nebijoti vis kitus rasti. Mes irgi, šnekėjom, kad, tai jeigu jau tavo draugai ten vieną kartą atsako, antrą kartą 10 kartų atsako, tai arba ieškok naujų draugų, arba tiesiog ieškok naujos kompanijos, kažkokių kitų, nes gal tikrai tai nereikia... Gal ne visiems patinka. Taip, nereikia džedžint, galbūt vienam žmogui nepatiks eiti protmušius, bet jis labai mielai su tavim tiek ekskursiją nuvažiuos, ar kažkur tais, taip. Čia, kad žmonės atsisako, dar tą pridėsiu prie to, kad aš labiausiai dėl savo mental health, bet man ir šiaip dabar jau patinka eiti pasivaikščiot ir vis tiek smagiau ne vienai eiti. Kartais labai gerai, kartais norisi vienai nueit. Ir aš vis siūlau draugam, tie, kurie gyvena šalia manęs arba savo kambariokam ir jau net yra bairis. Čia yra kažkada buvo, kur aš tokia, o galim ir jau mano kambariokas, eit pasivaikščiot? Ir aš tokia, net ne apie tą aš nekėjau. Bet, nes jie taip dažnai atsisako, bet tai tas... Manęs vis tiek, nenubliūna, aš vis tiek nenustoju jų kviesti. Jie man vis sako, jūs ten nenustok kviesti, kažkada galėsim, kažkada jie gali. Gal vieną kartą iš 5 kartų gali, kitus 4 kartus negali. Bet tada vien, kai aš, pavyzdžiui, parašau žinutę, gal einam pasivaikščiot, jau man toks būna, nors ir negali, bet aš jau nusiteikusiai pasivaikščiot. Tai tada jau padarai. Ir jau toks, tai kaip čia dabar, aš jau pasakiau, kad einu, bet tai neisiu. Tai tada jau ir viena pačiai sau lengviau prisivers nueit. Tai jau su vienu batu, žinai, aš einu pasivaikščiot. Aš dar įsiterpsiu apie pasivaikščiojimus, jeigu negali žmonės, gyvūnai. Ačiū, gyvūnai yra dalykas geriausias šitam gyvenime, man atrodo. Tai eikit savanoriaut į Lesę, į Tautmilės prieglaudėlę arba į... kur aš ėjau, bet dabar pavadinimu aišku, kad neatsimenu. Padėsim, mes viską surašysim. Šalia Tvenkinių Buivydiškių yra prieglaudėlė, kur gali rytais arba vakarais eiti pavedžioti šuniukus. Žiauriai smagu dėl to, kad tau tai nieko nekainuoja, tu ir pasivaikščiai, ir paglostai šuniuką, ir išmoksti, kaip vedžioti šuniuką, nes jie visi yra žiauriai skirtingi, vienas tampa, kitas bijo mašinų, kitas bijo paukščių, kitas mėgsta loti ir taip toliau. Tai jau fainai pabūni ir pasivaikšti, šiek tiek pasportuoji ir pasikrauni gerų emocijų ir kažką nuveiki ir dėl savęs ir dėl kito. Tai va, tai toks pasiūlymas ir šiaip savanoriaut galima pamėginti. Gal ne visada to laiko yra, nes tikrai mokslai, darbas, ten dar bandai suderinti 2 darbus kartais neretai ir ten šeima, draugai ir visa kita, bet tiesiog kaip variantas, va, irgi kažką imtis veikti, tai savanorysčių tikrai labai labai daug. Facebooko grupsų yra, kur galima prisijungti ir pasisavanoriauti, pasižiūrėti, kam pagalbos reikia, paorganizuoti kažką. Tai va. Ir va tas dėl savanoriavimo, kad tau nebūtina vieną kartą į savaitę savanoriauti. Tu gali vieną kartą į metus tiesiog pamėginti kažkokią veiklą, pasižiūrėti. Iš vis vieną kartą tu gali pabandyti ir veiklą. Čia neturi prisirišti prie to labai. Taip. Kadangi labai daug šnekėjom apie pasivaikščiojimus, tai porą vietų aš noriu pasakyti, kur labai smagu rudenį yra. Tai Verkių parkas. Taip.
Ypač kai keičiasi lapai, ten nuostabu pučkorio atodanga ir tada ten yra šalia irgi visai fainas takelis nueiti iki Belmonto, kur galima nuvaryti pavalgyti. Tada šalia mano namų yra nuostabus Sapieginės pažintinis takas. Ir jeigu jau nieko nesugalvoju, kur eit pasivaikščiot, kur irgi labai faina vieta, tiesiog Paneriu. Yra nuostabus, gražiai sutvarkytas takas Nuo Vingio parko iki Valakampių. Tai vat labai gražus takas, galima ir su dviračiu važiuoti, galima ir pešiom, ir labai gražiai miestas atrodo, daug ką praeini ir fainas takas podcast'o klausytis. Tai va, patarimas. Ir dar patarimai, kaip išgyventi rudenį. Tokie maži, bet aš visą vasarą tiesiog savo į tokią kaip minčių taupyklę vis dėjau po biškį, nes man labai baisu ir aš tokia, ne, šį kartą aš išgyvensiu. Viskas gerai, aš susigalvosiu fainų dalykų. Tai faini dalykai. Knygą skaityti. Nes adijalas pagaliau bus malonus, o ne karštas. Taip, ir vonė, ko aš labai pasilgau, nes visą vasarą nejau į vonę, nes yra taip karšta. Labai irgi norėčiau į vonę, bet neturiu. Tai dabar čia yra. Žinau, bet dabar yra visai šilta. Tai va, į vonę nueiti, žvakes gali užsidegti ir ten savo jaukiai pasidaryti kambarį ar svetainę, ar tiesiog visus namus lempučių prisikabinti, nes jau greičiau temsta. Ką čia dar galima? Į vonę galima druskos tiesiog pačios paprasčiausios nusipirkti, įlašinti essential oil ir tau spabus. O jeigu neturit vonios, pavyzdžiui, tai irgi prie Vilnius yra Vilnius Grand Resort ir Austėja, tu sakai, kad jie turi kažkokią, bet ar čia tik tai vasarą? Jo, iki rugsėjo 15. Bet šiaip, iš tikrųjų, ten Vilnius Grand Resort nekainuoja labai daug, aš dabar irgi bijau sumeluot, bet bent jau tas Viteltis patai ten 20 eurų, 30 eurų visai dienai, kažkas tokio, žodžiu, ir ten tikrai nuostabus spa yra, pavyzdžiui, jeigu jums tas patinka, sakau, skirti ir šalia Vilniaus, tas man labai patinka, kad irgi tu neturi kažkur toliausiai važiuoti Birštoną, Druskininkus, ten dar kažkur tais ir tu praktiškai visą dieną gali praleisti spa, pirčių kompleksiją, turi ir laukia džekuzį, kol dar rudeniškas, kaip tik labai fainai rudenį, kai laukia biški vėsiau ir tada tą šiltą džekuzį įsimerki, žodžiu, tai tikrai labai rekomenduoju, labai gražiai sutvarkytas, atrenovuotas spa, nes gal kai kurie atsimena į ten iš Vilonės, ne, kai buvo senovinis toks kažkoks ten, labai moderniai gražiai. Kam patinka ir kas gali sau leisti, tai ir masažai tenais yra, vietoj daromi ir labai ir net nebūtina nakvoti, tu gali tiesiog pasiplaukti 3 valandas ir grįžti. Dar grįžtam prie kitos veiklos, taip dekoracijas tu paminėjai, tai aš buvau tai išsiravęs, kad noriu paminėti, kad tu tiesiog, man tai daug estetinis vaizdas, kaip aš matau savo aplinką ar šiaip aplinką, man tai labai daug duoda laimės, džiaugsmo, tai nebijokit pasipuošti savo namus, šiais laikais tiek daug yra galimybių nusipirkti, pigių netgi dalykėlių, kur nereikia kiekvienais metais pirkti naujų dalykėlių, tu gali juos reusinti, dėti maišą, pamiršti iki kito rudens. Tai va, tiesiog... Į kažkokius sendaikčių, nueiti, ar ten Zero Waste Facebooko grupiai pasikeisti į šokoladą, į kažkokias naujas, ar pačiam pasidaryti, irgi su draugais, dekoracijų gaminimo vakaras, taip. Tai tikrai daug priduoda jaukumo, daug fainesnę nuotaiką, kai tu ateini, aš atsimenat, kaip praeitais metais buvo spūkiai namai mano. Zilus, spūkiai. Ten ir vaiduokliai, ir vorai, ir voratingliai. Tai va, ir dar noriu paminėti apie vietą, kur labai gražu Lietuvoje rudenį, tai Pakruojo dvaras. Vasarą ten nuostabu, bet rudenį iš vis ten taip magiška, kaip Pasakų karalystė turėtų būti. Tai va, net ir viešbutis yra, ir restoranas, tai irgi gali tiesiog pabūti savaitgalį darbo dieną ar vakarą. Tiesiog tenais, tai jis nusikelti magijos karalystę. Galimai visais sezonais Pakruojo dvaras bus aktualus, nes man atrodo žiemą jie turi irgi gal ledo kažkokie. Žibintai tie būna, jo. Tai va, bet tikrai labai fainai. Tai va šitas tada... Šiaip į tos pačius restoranus galima eiti, nebūtinai fancy kažkokius, bet susiplanuoti, kad vieną dieną ar vieną vakarą aš ten ar su save nusivesiu į pasimatymą ar savo mamą, ar savo draugę, ar savo vyrą, ar savo vaikiną, ar bet ką tik tais norit, ar katiną, ar šuniuką, jeigu įleidžia, nusivesti į svajotą restoraną, tiesiog pavalgyti deserto, atsigerti kavos, ten nežinau ir panašiai. O kalbant, jeigu apie restoranus, tai dabar, jeigu negalit sau leisti į restoranus,
Tai tuomet irgi labai gera idėja, irgi čia pasiskolinau iš savo draugo, kuris su savo draugų kompanija taip daro, tai yra, pavyzdžiui, irgi paimti, nežinau, dėžutę ar ar tą, ne, vazą kažkokią ir kai visi, ne, surašo kažkokius patiekalus, kuriuos norėtų išmokti gaminti arba tiesiog norėtų pabandyti pagaminti ir sumeta, ne, į tą dėžutę arba ten vazą ir tada traukia kiekvieną ir tu gali būti susiplanavęs, tarkim, kas 2 savaitės, netgi vieną kartą į mėnesį, ne, bet jau tada yra kažkoks tęstinumas ir jau kažkoks tau yra ko laukti. Jo, yra ko laukti, yra ko, va, tu žinai, kad tu daug turi tų patiekalų, nu, ten nebūtinai daug 10, tarkim, ne, tai tu žinai, kad, nu, tu, jeigu užsibrėši ir jeigu jūs esate tokie žmonės, kurie, nu, užbrėžtą tikslą pasiekia, tai reiškia, tu jau 10 ten savaičio, ten 10 kartų su draugais jau turi praktiškai susiplanavę susitikimus visus, nes jūs kiekvieną kartą traukėt, ištraukėt, o, mokysimės daryti kibinus, ne? Ir tada researchą darot, renkat informaciją, YouTube video žiūrit, kaip geriausius ten kibinus padaryti. Sakau, paprasčiausius tokius dalykus kaip sabus, paninius ten, ar ne? Irgi kaip ten, jie ten žiūrėjosi, kaip ten, kur reikia ką dėti, ar salotą, ar pomidorą pirmą, ar ten mėsą, žodžiu, kad jisai ten nebūtų sogijo toksai ir kaip ten jį, kad suspaust, suvinioti, kad jisai būtų firm, žinai. Nu, žodžiu, va tokių dalykų. Arba kita idėja man irgi kilo, kad irgi labai fainai skambanti surašyti šalis, pavyzdžiui, ir įmesti. Ir tada ištraukti šalį ir, pavyzdžiui, šį kartą darysim jo graikiškus 3 ten, tarkim, patiekalus, 3 patiekalų užkandę, pagrindinį ir desertą, ne? Ir jūs turit graikišką ir galite ten apsirengti į graikišką kokį vaibą, kokių nors dekoracijų, ar ne? Šitą idėją labai gera galima sujungti su Lidlo savaitėm. Nes būna, kai kas savaitė. Please sponsor Lidl. Nes, nu, pagalvojau, kad tikrai... Nu, taip. Gal kokia būna savaitė, pagal tokią daryti. Aš žinau dar ką čia nais iš vis, kur prieš akis tas pavyzdys, bet tu galvoji visą laiką čia papasakot. Mano vyras žiauriai mėgsta žiūrėti, kaip, žodžiu, žmonės, kurie ten mėnesį gyvena už kažkokią pinigų sumą ten, arba per dieną išleidžia tokią sumą. Ir jie dabar su bendradarbiu, tipo, nusprendė, nu, mes nedarysim, nes mums kelionė, žinai, tai nelabai išeitų, bet full month, tipo, įtilpti 3 eurų. Tiesiog, čia yra crazy, aš žinau, I know, bet jūs galite susigalvoti savo sumą, ten, nežinau, 100 eurų. Kažkokį challenge. Taip, ir tiesiog challenge pasidaryti, nes jie tenais, o dieve šventas. Aš galvau, kad mano vyras, nu, nėra žiauriai kūrybiškas, bet aš tiesiog stovėjau kažkada svetainėje, žiūriu, kaip jis ten gamina tešlą, taip, kočio, ir aš suvokiu, jis tiesiog yra ne poetas, bet poetas miltose, žinai, toksai, tipo, kad, nu, tiesiog kiekvienas vat savo pasirenka ir kad būtent čia jiems yra žiauriai smagu, tipo. O galiu pasiklausti, į ką 30 eurų įtilpti? Į maistą. Mėnesiui. Okay. Bet visą prasimaitinti. Taip. Ir tiesiog ten žiūrėjau. Tiesiog makarų belekiek, kruopų belekiek. Miltai, svogūnai, tipo, ir tu ten būtent tas ir yra, kad tu, tipo, savo sukuri tokį žiaurinį šiltnamį, bet tavo azartas, žinai, užeina, tipo, ir tu bet, pažiūrėjai, tada iš senelių gali pasimti ten. Tai savo taisyklės susigalvot gali, kiek daug. Taip. Ten pasiskinti kompotų ir škėtražė, žinai, jeigu nepurvinas. Nu, tiesiog, aš žinau, kad iš miltų ir vandens, man atrodo, galima pasidaryti kažkokį vegetarišką, ten irgi mėsą. Seitaną, man atrodo, iš miltų ir vandens, ar ten ilgai kažkaip jį ir suvinioja iš vandens, pasidarai tešlą virtinukams, pasidarai tešlą, žinai, kažkokiam paplotėliui, ant kurios užtindai. Tikrai. Tada dar, jeigu nemokam pramogų, tai grybauti. Ruduo puikus metas irgi susipažinti su grybais, visko nevalgykit iškart, prašau, nerinkit, galite tiesiog pasigrožėti, pasivaikščioti. Geriausia, jeigu turit senelius, tai su jais nueit. Aš, pavyzdžiui, irgi iki vat, keli metai atgal pažinau tik tai voveraitės ir baravykus kokius, ir kazlėkus dar. Bet tų baravykų kiek daug. Bet ir tai voveraitės kažkada aš ten prisirinkau ir galvoju, o maga, kaip fainai, čia belikiek voveraičių prisirinkau, mamai nufotkinu, jis sako, čia ne voveraitės. Tai pasirodo, nežinojau. Tai prieš porą metų tiesiog pradėjau su močiutė eiti į mišką ir taip smagu. Močiutė kas čia ten lepšis, močiutė kas čia kalpokas, močiutė kas čia. Tai tiesiog čia medžio žievė negrybas. Čia šungrybis tame.
salate, dar kažkoksai nors. Tai labai įdomu ir daug tikrai išmokau apie grybus, bet man atrodo ir galit nueiti kokius nors senesnius knygynus. Pavyzdžiui, pas mano močiutė irgi yra tiesiog kažkokia sena knygutė grybai. Ir tu vartai ir ten visi grybai surašyti. Mano senelis tiesiog, aš atsimenu, kai aš važiavau į mainus į Norvegiją, šiaip aš su seneliu grybaudavau jaunystėje, bet kažkaip atkrito, gal kai į mokyklą pradėjau eiti, nes tiesiog rudenį nebebūdavau pas juos. Ir prieš man važiuojant į tuos būtent mainus, senelis atvažiavo ir įteikė man knygą apie grybus. Ir dabar aš nebežinau, kur ją surasti, bet sako, jeigu grybausi Norvegijoje, neapsinuodik. Ir viskas. Nes ten parašyta nuodingi, skyrius nuodingi grybai, skyrius ten toks ir toks. Tai labai smagu. Backpackas, tipo, varau į Norvegiją, tipo, ir I take only my essentials. Grybų knyga. Tai labai fainas irgi, faina patirtis truputį ryšį tą palaikyti su seneliais ir kažko iš jų išmokti. Man atrodo, ir jie tada labai gerai jaučiasi, nes kažką gali išmokinti savo suaugusius žmonės. Jie galbūt ne seneliai jūsų, galbūt tėvai jūs labai gerai pažįsta irgi grybus. Arba galbūt kažkokie draugai. Bet jie ne visada Ne visada, vis tiek, jeigu jau einat ir jeigu jūs neturit kas, su kuo pasikonsultuoti apie grybus ir neturit puikios Facebook'o grupės grybautojai. Tiek daug gražių baravykų dar nesu mačius. Ir dar aš noriu pasakyti, kad su Godute mes irgi išbandėm vieną iš patirčių, tai yra doga. A.k.a. dogus plus joga, šuniukai, joga dalykai. Doga Vilniuje, taip reklamuojame. Ir mes buvom vieną kartą, buvo nuostabu, kartosime, manau, taip, čia yra viskas, kas gali būti sporte gero. Tu biški pasportuoji, bet tu paglostai daug gyvūnų. Mažų šuniukų. Ne tai, kad didelė, bet ten papys. Mažai šuniukų. Taip. Saukiu. Gal tai ne visiems, bet o dieve. Aš ir jogai šiaip anksčiau nebus. Tai sakau, nes tikrai yra tie skirtingi laimės hormonai, kurie išsiskiria sportuojant, kurie išsiskiria gyvūnus, liečiant, glostant ir būnant aplink juos. Ir tada tu su jų Combination. Tai dar jeigu saulė šviečia už langą, tai iš viso. Tai va. Ir aš dar noriu, Aš turiu nemokamą irgi veiklą, kur čia aišku visiems obvious yra, bet tiesiog filmų vakarus organizuoti. Kažkokį, man dabar kažkaip šiuo momentu labai cute yra 2000 filmas visokius romantikus žiūrėjau. Ir aš kaime, nes kaime buvau dabar ir buvo likęs flešiukas ir ten aš neturėjau nieko, nepasėmiau. Neturėjau nieko, nepasėmiau. Miglė vertėjo, žepla. Tai buvau kaime ir netikėtai pasilikau. Ir nepasėmiau jokio kompo ir per telefoną žiūrėti filmus nesąmonį. Ten buvo flešiukas, kur buvo visokių senų 2000 filmų. Tai tokia nostalgija, taip smagu, kad, tai va, tokį paprastą galima... Irgi galima traukti, pavyzdžiui, tarkim, ar filmą, arba laikmetį, pavyzdžiui, iš kokio laikmečio filmą, iš kokių metų filmą susirasti, ne? Ir mes su Goda turim, ką mums reikia daryti, kad serialą pradėti žiūrėti kartu. Tai va, su draugais galit kartu irgi susitikti ir tiesiog serialą pažiūrėti. Nebūtina kažkokios ekstravagantiškos veiklos, kad išgyvent. Mes čia tik siūlom daug visokių variantų, nes kiekvienas ras, kas jums. Taip. Nes, pavyzdžiui, kai skaitai knygas, kas yra tikrai labai smagi šaltojo sezono veikla, visų sezonų, bet šaltas jaukiau. Tai, pavyzdžiui, perskaitai knygą, pasidomėkite, galbūt pagal ją pastatytas serialas arba filmas ir tada labai įdomu palyginti pasaulį, kurį susikūrėt galvoj, su tuo pasauliu, kurį sukūrė žmonės, kaip kiti jį interpretavo. Aš kažkada perskaičiau tokią ispanišką knygą ir aš jam nuolatos skaitydama galvojau, čia toks geras būtų filmas ar serialas, bet niekur negirdėjau ir tada galvoju, bet aš paguglinsiu ir pasirodo yra ir aš buvau tokia, kaip gerai, kad yra serialas sukurtas, bet ne biškis pūkite, aš sakiau, Saivanu žiūrėsi, nes biški viena bijau tą serialą žiūrėti, nes biški knygas pūkė. Nežinai, kai knyga, tai tu gali susikurti savo biški mažiau baisiai vaizduoti, skaitydamas gali ten kirminai ėda smegenis, jo, okei, bet tai whatever, nežiūrėsi tą vaizdą, dar kai tu matai, jeigu ten rodys serialą. Dar pabaisim, tai vis tiek bus per serialą. Jo, toks tamsuma ir taip toliau. Bet aš dar pagalvojau dėl filmų, kad irgi, pavyzdžiui, galima susitikti be jokių ten pompastikų, tiesiog filmą pažiūrėti, bet vėlgi, kad būtų smagiau ir įdomiau ir, pavyzdžiui, kaip sakiau, tarkim, čia dabar kilo mintis, išsitrauki laikmetį, ar ne, 2000 ir visi apsirengia kaip 2000, kaip buvo tavo gimtadienis, pavyzdžiui. Arba ten iš 2000 ir, pavyzdžiui, gali net ir maistą tokį, kuris buvo populiarus, pavyzdžiui, 2000-aisiais. Arba 90-ųjų ir visi apsirengia kaip 90-ųjų. Ne visiems patinka rengtas, nebūtina ten, pavyzdžiui,
pilnai apsirengti, galima kažkokį akcentą turėti, galima muzikos tos pasiklausyti, kol visi ten ruošiasi tą filmą žiūrėti, kol popcornus praginatės, ar ne? Bet tiesiog tokį pasidaryti savo kaip mini šventę, tiesiog kiekvieną dieną, ne kiekvieną dieną, bet tiesiog kuo dažniau savo susikurti kaip mini šventes, kad gyvenimas būtų kaip šventė. Ir aš labai noriu paminėti, nes negaliu nepaminėti šito filmo, kalbant artėjant rudeniui, nes čia It's a Must, Twilightas. Čia yra, ta prasme, čia paskui bus, bet Twilightas yra rudens filmas, mes su draugais visada peržiūrim kiekvienais metais, tai yra nuostabu ir aš tikiuosi, kad ir jūs turit kokį nors arba susigalvosit tradicijų, ką gali žiūrėti kiekvienais metais. Jeigu per Kalėdas yra Home Alone, ir arba Hokus Pokus per Halloweeną, tai jūs galite irgi susikurti rudens, tarkim, sagas kokios. Jo, dėl rudens filmų, tai man rašykit, nes aš pritėšiu ar visus esu mačius, nes Spooky Season is best season. O aš Kalėdinius visus mačius, tai kažkada galėsim rekomendacijas dėti. Ir aš dar noriu jau, žinai, po trupučiuką link pabaigos, mes vis tiek judėsim, tai aš dar noriu pasidalinti galbūt įžvalgomis, kad nebūtinai turi vėlgi tos veiklos būti kažkas spectacular, ten žiauriai tokios, kur niekada nematytos, negirdėtos ir panašiai. Galima tiesiog pasidaryti projektus, kuriuos tu visada atidėlioji, nes nebuvo laiko, o tada pailsėjus atsiradus tai energijai tokiai kūrimo ar tvarkymo ar kažką, tiesiog pabūti namuose. Pavyzdžiui, išsivalyti spintą, nuspręsti, kad tikrai tu nebesidėsi tos maikutės, kurios nekart neužsidėjai, bet gal man jos prireiks. Ir tiesiog už kelis eurus ją parduoti Vinted. Arba atiduoti, taip, tiesiog. Tada dar irgi toksai, aš pati pradedu būtent rugsėjo 1 dieną, aš pradėjau tokį dalyką kaip journaling vesti tipo. Pasidariau kiekvieną mėnesiui, bet kad gražiai tipo. Žinau, kad ir tu praktikuoji, bet aš ten pasižiūrėjau video visokių žmonių, kurie man patinka, kuriuos aš seku, kurie žinau, kad tai darė, bet aš kažkaip anksčiau niekada to nepraktikavau tokiu formatu. Tai tiesiog susikurti savo užrašinę, nusipiešti, apsidekoruoti, ten nuotraukom, piešinukais, nesvarbu, skirtingais tušinukais tiesiog. Ir atsisakyti savo kiekvieną dieną į kažkokius klausimus, pagal save pritaikytus, ten ar išrašyti savo visas mintis, ar pasakyti savo dienos afirmaciją lape, tiesiog. Ar dėkingumą, ar viską kartu, žinai, ar sekti ten, nuspalvinti dienelę, pasirašyti mėnesio dienas ir nuspalvinti, kada išėjai į gamtą nors valandą, pabuvai lauke, kada pažaidai su gyvūniuku savo, irgi nuspalvinti tas dienas ir tiesiog sekti savo progresą. Nebūtinai, kad ten tu tobulybė ir sekti kiekvieną dieną tu, kur iš kažką turi dėti, kad ten perskaičiu knygą, žinai, irgi užspalvinti, ne perskaičiu knygą, bet pasiėmiau knygą paskaityti. Ir tiesiog tu gali savo susikurti tokius ramaus tokio buvimo su savim ritualus ir stebėjimą savęs, stebėti kaip tavo kūnas, ko nori, kad pavyzdžiui, 2 dienas aš atsikėliau ryte ir paklausiu savęs, ko nori širdis mano ir aš vakar žiauriai bandelių norėjau, tai aš tiesiog ėjau pusryčiauti bandelių, o šiandien aš norėjau Kinder šokolado, tai aš nusipirkau jį ir tai yra žiauriai smagu. Gal man rytoj nebesinorės tik tai saldainių, nes aš turėsiu daugiau energijos ir galbūt aš norėsiu tiesiog gulėti lovoje arba ten nueiti į kiną, pavyzdžiui, ir panašiai. Tai tai tas žurnalo užsivedimas toks irgi gali būti tikrai labai prasminga, labai faina veikla, kuri nebus ten super wow, amazing, bet toks įprotis, kuris su laiku tikrai duos didelių rezultatų, daug gerų stalčiukų smegenyse. O galima dar greitai shout-outą Justės žaidimų. Mes nepakalbėjom, kad Justė, būtent, kaip jinai ir minėjo, jei rudenį, žiemą, ne, būna tas sunkusis periodas, būdavo, šį rudenį nebus. Bet, stop. Tai Justė kažkaip tai irgi, labai nuostabus pavyzdys. Žiemą tiesiog pradėjo organizuoti žaidimų vakarus draugams ir mūsų tiek daug susirinkdavo ir būdavo taip smagu, jinai darydavo visokius žaidimų vakarus, tai neturime omeny stalo žaidimų, kas irgi gerai galite pasidaryti ir stalo žaidimų vakarus, bet jūs tą darydavo jinai pati visokius kaip kvizus ir mes komandomis ir pavyzdžiui labai gera idėja būdavo prizo, ne, tai jūs te paprašydavo kiekvieną žmogaus atsinešti, pavyzdžiui, kažkokį nereikalingą daiktą, kuris, tarkim, guli namuose ir mes tiesiog sudėdavom į dėžę didelę ir
kas, žinai, one man's trash, another man's treasure. Tai, žinai, aš ten irgi gavau fainų dalykų, kai mes laimėjom kažkada. Aš kaukę gavau ir miegu dabar. Nu, tai va, tai vieni atneša žmonės, ko jiems nereikia iš namų ir jūs tai nereikia tam kažkokių rūpintis prizų ir investuoti ir pirkti visiems žmonėms prizų. Mes kiekvienas atsinešam po daikčiuką, kurio mes nenaudojam namuose, bet kitam tai yra nuostabus. Aš gavau USB tą aromatinimą ten kažkokį, kur ten, va, Greta nenaudojo jo, jai nesigulėjo pas ją ir viskas, o aš ten į kompą įsikišu. Sėdžiu ir kvepuoju savo aromatiniais aliejais, žinai. Ir čia tu dabar nuostabus prizas už kvizą laimėjimą ir tu gauni tam daug tų prizų. Bet kitą kartą ten irgi gali paprašyti kažką atsinešti. Taip. Vėl nereikalingo, nes mes turim tiek daug dalykų namuose nereikalingų. Dar prieš porą dienų išverčiau tą paprikėlę, kurią laimėjau ir vėl savo Chili Flix išverčiau. Visų ją užkliudau, bet man vis tiek mylima širdžiai. Arba dar noriu paminėti, kad galite mokytis naujos kalbos, naujų dalykų ir jeigu kada nors nuspręstumėte ispanų kalbos mokytis, tai šalia mūsų sėdi nuostabi mokytoja, kuri kaip tik paleido savo internetinę svetainę, kas skamba kaip suaugusio žmogaus dalykas. Tai nes mes tokios ir esame, jinai tokia yra ir, žodžiu, ispanų kalba arba bet kokia kita kalba, bet jeigu norit, tai tikrai pasimokykit. Puikus metas, tiesiog niekur iš namų neišeina. Kaip vadinasi tas puslapis? Užėjus vadinasi. Kaip vadinasi tavo sakyk? Kaip vadinasi? Vat ir patikrinau, draugį. Ispanų mokytoja.lt Paliksime linką ir čionai kažkur ir apačioj. Austėja. Čia ir čia. Čia. Tai ačiū, kad klausėtės ir bendrai norim pasakyti, kad tikrai, ką šiandien visos, manau, paminėjom, tai kad nereikia bijot, kai ateina vasara, nereikia bijot, kai ateina ruduo, ar ateina bet koks kitas sezonas. Reikia žiūrėti tai kaip į naują lapą, kaip į naują galimybę ir ieškot, ko gero gali tame atrasti, net jeigu ir atrodo, kad va, bus tamsu ir pliurza, bet va, bus jaukumo kažkoks dalykas. Nusiteikimas. Kažkokiams veikloms atsiras laiko, kurio galbūt neturėjot vasarą. Galbūt draugai jūsų atsilaisvins, kurie visur lakstydavo ir dabar turės laiko su jumis susitikti. Ir tikrai, tai galvokit, ką norėtumėt paveikti vieni, ką norėtumėt paveikti su draugais, nebijokit rašyti ir kviesti, nebijokit išgirsti ne ir vis tiek bandyti iš naujo, pasidomėkit, kas vyksta jūsų mieste, kas vyksta aplinkui, kur galite nukeliauti per vieną dieną, kur galite nukeliauti per kelias. Taip, ir tikrai domėkitės ir pasirinkite tas veiklas, kurios jums yra priimtiniausios. Jeigu jaučiatės, kad jums reikia mokytis, likit namie ir mokykitės. Jeigu jūs jaučiat, kad jums vėlgi nenorite išeiti iš namų, susisukti kaldrą, būt burrito, būkit. Jeigu tai yra jums sveika ir jaučiatės laimingi tai darydami. Jeigu jūs visgi jaučiatės laimingi būdami su kitais žmonėm, organizuokit. Kaip minėjom, ekskursijas, filmų vakarus, gaminimo maisto kažkokius vakarus, gal kažkur išlysti į miestą. Ir sakau, svarbiausia, atraskit, kas jums neša džiaugsmą, nes tikrai kiekvienam sezone, kiekvienam jūsų gyvenimo etape ir visose patirtiese įmanoma tą surasti. Wow. Nereikia, man atrodo, irgi idealizuoti vasaros ir demonizuoti ten rudens ir žiemos. Ne visada ta vasara būna ideali ir ne visada tas ruduo būna baisus. Tiesiog, nusiteikimas, ar ne, iniciatyva ir good vibes on. Tai mes, man atrodo, jums prirekomendavom daug dalykų, mes viską sudėsim į aprašymą. Ir taip pat aš labai noriu irgi paskatinti jūs rašyti komentaruose, galbūt jūs turit kažkokią rekomendaciją, ką nuveikti rudenį, galbūt jūs turit ką pasiūlyti, ką nuveikti, gal jūs kažkokią tais organizuojat irgi veiklą, užsiėmimus, kažkokias edukacijas. O jeigu norit sudalyvauti žaidimų vakare mano, tai irgi galite. Aš mielai pakviečiau naujų žmonių išmėginti. Aš atsimenat, jums apskritai sakiau, kad ateityje, jeigu mes čia būsim max, wow, stebimus, kad galėsim kviesti žmonės, kurie mus stebi ir tiesiog susidraugauti su jais. Tai va, čia būtų viena iš galimybių. Tai tikrai labai prašom, nebijokit rašyti komentarus, pasiūlyti kažkokių veiklų. Labai smagu. Ir manau, kad bus naudinga. Jeigu jūs galvojate, būtų visai gal faina jom šitą parašyti, bet vis dar neparašo, tai parašykit, nes visų pirma, ir mums
mūsų algoritmą pagerins, mūsų daugiau žmonių pamatys. Nu, iš tikrųjų, pasireklamuojam, biškai, žinai, jau tipo. Nebūkim kuklūs. Jo, tai tikrai komentuokit, nes mums labai faina matyti tą atgalinį ryšį, jisai mums padeda, mes suprast galim daug geriau, ko iš vis žiūrėtojai, kurių yra, nori iš mūsų ir galbūt, nu, ko nori, tai mes pačios, aišku, nuspręsim, ko mes pačios norim, bet kartu ir tiesiog smagu, mums padeda tai augti, tiesiog siūlykit, rašykit, vat, kas jums faina rudenį ar šiaip. Jo. Pasiūlymus, ką dar nuveikti. Taip, Rudenės save mes tikrai čia ne pasireklamuokit viską irgi. sakėm. Taip. Jo. Tai va, tai iki kitų susitikimų prie vyno taurės. Iki. Tuštoka. Taip ir turi baigtis podcastas. Tuščia taurė. Tikrai. Tai aš jau antrą vandenį geriu. Antrą vandenį. Išdugninai. Basta. Žiūrėkit, aš biškį atrodo. Ar galima normaliai?